Žemėlapis yra mums įprastas ir savaime lyg ir suprantamas dokumentas. Kartografijos mokslui užgimstant XVI amžiuje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje žemėlapio kūrimas daug labiau priklausė nuo paties kūrėjo išmonės ir vaizduotės, užsakovo turtų ir politinės valios. Jau tais laikais žemėlapiai teikia informaciją ir tų laikų keliautojams, žemės valdų savininkams. Kaip pastebi specialistai, šiandien senieji žemėlapiai yra puikus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos šaltinis. Puikūs šaltiniai, antras dalykas mažai išnaudoti šaltiniai. Ir geriausiai yra žinomi šaltiniai, kurie publikuoti. Vis tik tas viešumas, ne vienas egzempliorius egzistuoja, spaudiniai ypatingai, va štai Radvilos Našlaitėlio žemėlapis, jis yra išlikęs, sakykime, tie egzemplioriai, originalai, kaip čia juos pavadinti, yra išlikęs taipogi ne vienas. Ir ta sklaida visai kita yra. Na ir štai yra dar viena kategorija, tai tas, sakykime, netgi spausdintinių žemėlapių pradas, būtent rankraštiniai. Įvairūs rankraštiniai, kad apskritai paradaryti publikuotą žemėlapį, be jokios abejonės, reikia atlikti tam tikrą darbą, surinkti medžiagą, aprašus paruošti, specialistus susigaudyti, nes labai yra sudėtinga tokių, vis tik šiandien mes jau esam pratę, kad tų žmonių kiekvienas universitetas turi, išleidžia visas klaidas. Tam laikui tai buvo retenybė. Ir būtent yra tas kartografinių šaltinių, rankraštinių kartografinių šaltinių gana didelis srautas ir jie paprastai būdavo braižomi mažom teritorijom. Vis tik daugiau mažiau vienas specialistas paruošdavo atitinkamos dalies, ir paskui būdavo daugiau mažiau kaip ir sudėliojamas didesnis vaizdas. 5 seniausieji XVI amžiaus pavyzdžiai yra palenkę žemėlapiai, kuriuos galėjo būti užsakiusi karalienė Bona Sforca, turėjusi tame krašte nemažai žemių. Galėjo būti prisidėję Radvilos. XVI amžiuje Palenkėje buvo daug dykrų, kurias siekta kolonizuoti, todėl žemėlapiai tapdavo dokumentais, liudijančiais tų žemių įsisavinimą. Šiuo atveju žemėlapis nebuvo tiesiog lapas, į kurį buvo gražu žiūrėti, o juridinę galią turintis dokumentas, kurį buvo galima naudoti ir teisme. XVI amžiaus žemėlapiai yra sukurti, vaizduoja Palenkės, buvusios dabartinės Lenkijos teritorijos, tuo metu Palenkės LDK dalies teritorija. Ir čia toks sutapimas yra, kad būtent ta teritorija buvo Bonos Sforcos, karalienės Bonos Sforcos valda. Tai be jokios abejonės, kad jinai tos vakarietiškos kultūros tradicijos, kaip ir čia netgi nešėja galima ją vadinti, jinai suvokė prasmę tokio šaltinio, tokio dokumento, nes tai papildomas dokumentavimas, kuris iš ties turėjo juridinę galią. Tai va. Ir šitoj vietoj būtent reikėtų gal ir sieti tą Bonos Sforcos indėlį, kad jos gal greičiausiai rūpesčių ir atsiranda keli, gal ten 3 pirmieji rankraštiniai Palenkės žemėlapiai, kurie ir vaizduoja, vienu atveju Lenkijos ir LDK siena, tokie taškai sužymėti yra. Kitų atveju Palenkėje buvo didelės dykros ir XVI amžiuje dirbamam žemėm šitas teritorijas vertė Radvilos. Įvyksta konfliktai. Ir tokie sprendimai, tokių sprendimų išeities taškas ir buvo naujų dokumentų sukūrimas, teisinių, juridinių sankcijų įvedimas, kad nebūtų nelegaliai užiminėjamos karalienės valdos ir taip toliau. Tai greičiausiai visos to ginčo, nes tai buvo ne teismo pasiekę, greičiausiai visame tame kontekste ir atsirado šitie pirmieji XVI amžiaus žemėlapiai. Pirmieji žemėlapiai skirstomi į 2 kategorijas – rankraštinius ir spausdintinius. Rankraštiniai žemėlapiai buvo braižyti vaizdžiai ir realistiškai. Juose žymėtos upės, ežerai, pelkės, miškų masyvai, kartais piešti išsiskiriantis objektai. Jie vaizduodavo didžiąją dalimi mažą labai teritoriją. Iš ties, tai vis tik XVI amžius, reikia nepamiršti, žmonės gana neraštingi ir ypatingai ir bajorai tie patys, irgi jie nėra raštingi. Ir vėliau ten kai kurie sugeba parašą tik kryžiukais padėti ir taip toliau. Tai šitie žemėlapiai būdavo labai gyvi ir piešiamas labai ryškus vaizdas tuo, kad, tarkim, žemės valdos žemėlapis visada yra stengiamasi pavaizduoti kažkokį teritoriją reprezentuojantį objektą, pavyzdžiui, kalnas. Jis bus pavaizduotas, reiškia, kad tas nelabai raštingas užsakovas
per štai tokią simboliką atpažintų tą teritoriją, nes jeigu jis žiūri, nesupranta, ką mato, tai gali būti nelabai gerai ir tam pačiam autoriui, reiškia, tu kažką padarai ne taip, ką aš nesuprantu. Tai va, paprastai vaizduojamų tokių teritorijų akcentai būdavo dvarai. Jeigu teritorija yra atribota vadinamais kapčiais, nelabai lietuviškai čia reikėtų sakyti, kaupai dabar sakoma. Tai pavyzdžiui, tie kaupai būdavo kapčiai supilami vienais atvejais, kitais atvejais akmenys statomi. Kartais ant akmenų herbai tašomi. Kitais atvejais medis. Vaizduojam, koks senas didelis medis, ten su bičių drevė kažkokie. O tokie turi būti akcentai, tai negali būti, kad taip, bet koks. Ir tokie objektai, tokie riboženkliai, jie piešiami labai gyvai. Jeigu XVI amžiaus pabaigoje bajorai ima suvokti žemėlapį kaip dokumentą, o XVIII amžiuje aiškiai paplinta ir kita jo reikšmė – reprezentacija. Žemėlapiai su giminės simboliais būdavo kabinami ant sienos, kad būtų galima pasipuikuoti prieš svečius. Kaip ir genealoginių medžių piešiniai, tokie žemėlapiai aiškiai buvo aukšto statuso ir prabangos ženklas. Juos gausiai puošė įvairiais baroko ir romantizmo stilių dekoro elementais. Išryškintos bažnyčios, herbai, vietomis įterptos pavardės. Bajorai konkuravo tarpusavyje, stengdamiesi pasipuikuoti kuo didesniais ir puošnesniais žemėlapiais. 18 amžiuje daugiausiai jų jau atsiranda, nes ta tradicija susiklosto, galbūt tai yra net prestižo reikalas turėti žemėlapį savo valdų. Koks aš bajoras, aš neturiu žemėlapio, koks aš karalius, jei neturiu savo pinigų. Tai štai, tai va šitoj vietoje maždaug toks supratimas ir žemėlapiai didėja savo parametrais, jie tampa dideli. Ir galimas dalykas, galbūt net juos kažkur pakabindavo pas save, kažkur galerijoje, savo gražiausiam kambarį, dvare, juos pakabindavo, nes, pavyzdžiui, tie žemėlapiai kartais netgi tokių yra dalykų įrašomi į testamentą. Aš palieku žemėlapį. Reiškia, svarbu tai yra žmogui. Gal aišku, dėl to, kad vienas dalykas jis yra brangus, tai yra brangu labai. Antras dalykas, tai yra gražu. Nes, pavyzdžiui, heraldiniai simboliai labai išreiškiami 18 amžiui barokas. Tai žemėlapiai yra puošiami labai gausiai apipavydalinami barokinė stilistika. Namai stengiamasi labai realistiškai pavaizduoti, ten net kapinės, jeigu prie bažnyčios yra vaizduojamos. Tai toks gyvas vaizdavimas buvo reikalingas, nes siekta kuo akivaizdžiau perteikti tą vaizduojamą objektą. Šiuolaikiniam žmogui labai paprasta įsivaizduoti, kas yra žemėlapis. Savo galvose turime pasaulio viziją. Žinome, kad Žemė apvali, kad yra ilgumos ir platumos. Praeities žmogui tai nebuvo taip lengvai suvokiamas ir savaime suprantamas dalykas. Pirmiausia, jam reikėjo savo pačiam nusibraižyti tą pažintinį žemėlapį, atspindinti autoriaus įsivaizdavimą, kaip vizualiai turėtų atrodyti tam tikra teritorija. Naujas pasaulio pažinimas kartu su mokslo pažanga pas mus ėjo iš vakarų. 18 amžiuje jau pradeda kurtis žemėlapių braižytojų mokyklos, būdavo išduodamos tam darbui licenzijos. 18 amžiaus antroji pusė į pabaigą susiformuoja tradicija, kad šitas žemėlapių braižytojas turi būti specialistas, turi turėti pažymėjimą geometrą, kurį išduodavo čia jau universitete, egzaminą turėjo būti išlaikęs. Tokia specialybė atsiranda, būtent žemėlapių braižytojų. Tai čia daugiau toks praktinis veiksnys, praktinė tokia veikla. O be to, tokio, sakykime, privalomo kasdienio darbo, kuris ten turėdavo atriboti žemės ar kažkokią valdą, pavaizduoti popieriuje ar ten dar kažkur, tai be jokios abejonės, kad buvo žmonės, kurie ir tokius reprezentacinius kūrinius kūrė, jeigu buvo užsakovas, buvo norintis, atitinkamas lėšas už atitinkamą sumą, jie tiesiog gal laisvų laikų galėdavo padaryti ir štai tokius. Kartografijos plėtra tiesiogiai siejasi su mokslo įstaigų atsiradimu ir paplitimu, taip pat pažangesnės karo inžinerijos mokslo atsiradimu, kai žemėlapius imta braižyti karybos tikslais. Žemėlapiai padėdavo planuoti kariuomenės judėjimo maršrutus, tinkamiausias vietas apsistoti, gamtinės kliūtis.
Šioje srityje labai daug dirbo švedai, kurie karo tikslais nubraižė labai detalius visos Livonijos žemėlapius. Dar viena kategorija tokių šaltinių, aišku, yra karo reikmėms sudaryti. Tai čia, irgi vieni seniausių, gal 16 amžius net išplaukia iš to. Tai būtent, karo reikmėm, karo inžinieriai, jie paruošdavo, sužiūrėdavo, ypatingai čia nuo tradicijos priklauso, mūsuose gal ne tiek ir daug, bet pavyzdžiui, švedai, čia kada vyko karai šitose pusėse, 17 amžius, tai, tarkim, visa dabartinės Livonijos teritorija, kur jie smarkiai buvo ten įsisklaidę, ta kariuomenė, yra praktiškai subraižyta iki smulkmės. Visi keliai, visi kaimai, net užrašoma, kokiam kaime, kiek yra žmonių, kiek kokios jaučių yra, vadinasi, aprūpinimui tam grynai praktinė pusė. Seniausių žemėlapių tikslas buvo vien geografinis – atvaizduoti tam tikras teritorijas. 12–13 amžiuje pradėjus formuotis teritorinėms valstybėms, atsiradus valstybių sienoms, administraciniam valstybių pasiskirstimui, iškilo poreikis šią informaciją taip pat užfiksuoti žemėlapyje. Valdovui, kuris dažnai galėjo būti neraštingas žvelgiant į žemėlapį, buvo lengviau suvokti, kągi jis iš tiesų valdo. Atskira žemėlapių kategorija – tai jau valstybės užsakymų braižyti žemėlapiai, kurie paprastai skirti valstybės sienoms ir valstybės administraciniam padalijimui atvaizduoti. Priklausomai nuo to, su kokiu kaimynu buvo turimas kontaktas. Pavyzdžiui, Maskvos kunigaikštystėje kartografinis teritorijų išreiškimas, ta tradicija buvo be galo gili. Su Vokiečių ordinu nelabai. Pirmą kartą, 15 amžiaus pačioj pradžioje yra minimas, čia bene pirmas kartas, kada įvyksta tarp LDK ir Vokiečių ordino ginčas, tai pirmą kartą yra paminimas, kad derybose vokiečiai turėjo mapą mundi. Kažkokį mapą mundi, tai akivaizdu, kad tam laikui tai buvo žemėlapis tam tikras, sienos mapą mundi turėjo. Tai sienų žemėlapiai, jie atsiranda ir jų daugiausiai valstybės požiūrių išnyra iš tos bendros šaltinių masės 18 amžiuje iš tikrųjų. Dėl to, kad 18 amžiuje tradicija suklesti, antras dalykas, kaip ir minėjau, specialistų yra daug, trečias dalykas, siena pradedama materializuoti, sakykime taip. Muitinių tinklas suformuojamas. Tas pats Oginskis, Kleopas Oginskis, jis suformuoja sampratą 18 amžiaus antroje pusėje, kad siena turi būti saugoma, ją turi saugot nuo kontrabandos, kad bet kas neperžengtų ir bet kaip. Ir dėl to tokia samprata atsiranda būtinybė kartu, ir turėti tam tikrus brėžinius. Jau pasienio tam tikri muitinių punkteliai atsiranda. Ne tos didžiosios muitinės, bet muitinėlės vadinamos, šikomorkiai. Ir su visu tuo pradeda atsirasti tokie pirmieji sienų, tokie išsamūs žemėlapiai, gana tikslus, būna pažymėti, netgi pažymėti visi ten pasienio kaimai, karčiamos, keliai pagrindiniai įvažiavimas, koks ten per kokį kelią turi pirklys važiuoti ir taip toliau. Prie valstybės užsakomų žemėlapių priskiriami ir miestų bei miestelių urbanistiniai planai. Vienais atvejais jie atspindi miesto arba jo dalies, o kitais atvejais miestelio ar jo apylinkių kraštovaizdžio struktūrą. Šie dokumentai atsirado 17 amžiuje, ilgainiui jų daugėjo. Miestų žemėlapiai, jie ypatingai labai išryškėja Rusijos imperijos laiku. Irgi tai suponavo, sakykime taip, tokia tradicija 19 amžiuje, kad viskas turi būti apskaičiuota, suskaičiuota, surašyta. Toks imperinis mąstymas, aišku, jis yra paskolintas iš vakarų Europos, ypatingai prūsiškos dalies, Prūsijos. Ta apskaita, tai būtent Rusijos imperijoje mėginta tokiu būdu gal net naujai prijungtas teritorijas tarsi ir suvienodinti. Mėginta skaičiuoti, kiek kokiam krašte yra žmonių, ištekliai. Aišku, galvota gal daugiau ten kariniais sumetimais, kad reikia tokius žemėlapius paruošti, ypatingai miestų žemėlapius, kas žino, gal koks karas kils ar ką, toks neramus laikas tuo metu vis tik buvo. Tai šitų žemėlapių, miestų žemėlapių daug labai buvo padaryta, iš tikrųjų būtent Rusijos imperijos laikais. Kelių žemėlapiai, pavyzdžiui, tas išvystymas, pašto išvystymas, tos komunikacinės sistemos, tai irgi buvo
Rusijos imperijos nemažai laikais sukurta, pavyzdžiui, tų naujų teritorinių administracinių vienetų sukūrimas. Tai irgi buvo ne vien tik aprašai padaryti, bet ir žemėlapiai kurti atitinkamai. Na, naujos politinės aplinkybės kūrė ir naujus dokumentus. Tai vat. Rankraštinius žemėlapius keitė spausdintiniai. Ryškesnė riba tarp rankraštinių ir spausdintinių žemėlapių nubrėžė pirmas Lietuvoje nubraižytas Lietuvos žemėlapis, kuris tikslumu ir estetinė išraiška nenusileido kitiems to meto Europos žemėlapiams, o kai kuriais atvejais juos net pranoko. Tai 1613 metais Amsterdame kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio iniciatyva išspausdintas žemėlapis, trumpiau vadinamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapiu. Šiandien jis yra vienas iš reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų. Radvilos Našlaitėlio žemėlapis būtent toks ir yra. Tai yra puikus meno kūrinys, atspindintis ir bendraeuropietiškas kartografijos ir taip pat grafikos meno tendencijas ir kartu rodantis tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tiek kartografijos, tiek pačios grafikos netgi dailės lygį. Ir kad tas lygis tikrai nebuvo menkesnis. Ir be abejo, be puikaus, dosnaus ir motyvuoto mecenato tas žemėlapis nebūtų atsiradęs. Kunigaikščio Radvilos Našlaitėlio žemėlapis sudarytas remiantis naujausiais topografiniais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos matavimais. Jis atitiko aukščiausius to meto kartografijos reikalavimus. Viso kolektyvo žmonių suprojektuotas ir daromas kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis. Tikriausia, tai buvo kariniai tikslai. Bet pirminė jo funkcija dar buvo ir sieninis žemėlapis. Reiškia, tuo metu sieniniai žemėlapiai tai buvo irgi tokia daugiafunkcinis objektas. Jie ir interjero puošybos elementas, sakykime, Nyderlandų 17 amžiaus garsiųjų Nyderlandų dailininkų paveiksluose, jūs, jeigu žiūrėsit interjeras, tai ten matysit sukabintus žemėlapius. Ir čia yra visa istorija ir susijusi su tuo ir su Radvilos tuo 613 metų žemėlapiu. Daugiausiai ir rimčiausiai jis yra tyrinėtas Lenkų kartografijos istoriko Aleksandrovičiaus, yra pora laidų jo to istorinio veikalo. Tai Aleksandrovičius teigia, kad jis visi tie specialiai Radvila Našlaitėlis suorganizavo komandą, kuri vykdė kartografavimo darbus. Radvilos Našlaitėlio žemėlapyje patikslinta daugelio miestų, miestelių ir vietovių lokalizacija, nubraižyta tiksli Dnepro vaga, pridėtas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės aprašymas. Pirmą kartą parodytas administracinis suskirstimas, gausų istorinės ir politinės informacijos apie valstybę. Visą 17 amžių žemėlapis buvo ypač populiarus tarp kartografų. Jie jį perbraižydavo siekdami pritaikyti leidžiamiems atlasams. Yra tas tekstinis paaiškinimas žemėlapio, ten labai aiškiai deklaruojama, kad Lietuva yra moderni, šiuolaikiška, 17 amžiaus pradžios jau kriterijus atitinkanti vakarų civilizacijos valstybė. Kitas dalykas, iš tikrųjų, tos politinės aspiracijos matosi pirmiausia ir tame kartografuojamame objekte. Kaip ten bebūtų, po Liublino unijos praėjo jau yra ne vienas dešimtmetis, tuo tarpu žemėlapis vaizduoja iki unijinę Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Netgi galima sukonkretinti, tai yra vaizduojama valstybė Vytauto laikų sienomis. Kitas aspektas, dėl kurio Radvilos Našlaitėlio žemėlapis yra itin vertinamas, tai meninė jo vertė. Ir nuopelnai priklauso dailininkui Tomui Makovskiui. Tai asmenybė įėjusi į grafikos meno istoriją. Iš tikrųjų, tas žemėlapis, kaip bent jau mano nuomonė, tai yra toks tipiškas manierizmo epochos kūrinys. O manierizmo epocha, manierizmo dailė mėgsta daugybę užslėptų prasmių. Ir iš tikrųjų, aišku, žemėlapis apskritai yra toks objektas, kad prie jo reikia ilgiau pasėdėti ir jį kruopščiau panagrinėti. Ir Tomas Makovskis toks įspūdis tą labai puikiai žino ir kaip tipiškas manieristas jis ten prikrovęs, pridėjęs įvairiausių turbūt nebūtų klaida net pavadinti mizanscenų.
O tos mizanscenos jos irgi rodo, tam tikras pirmiausia politinės aspiracijas. Kaip bent jau mano nuomonė, Radvilos Našlaitėlio žemėlapis, jo motyvai, jo tikslai yra keleriopi. Tai vienas iš tokių tikslų tai yra, galima sakyti, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vizitinė kortelė. 1613 m. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėlapis galėtų būti pavadintas ideologinės kovos priemonė, mėginimu vakarų Europai parodyti Lietuvos europietiškumą. Šio žemėlapio kartografavimo tikslumas, aprašymų turiningumas, meninis apipavidalinimas buvo pripažintas kaip vienas tobuliausių to meto pasaulyje. Tai galėjo būti pavyzdys kitų valstybių kartografijos kūriniams. O šiais laikais informacijos šaltinis ne tik Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos tyrėjams. Be Radvilo žemėlapio jau ne žingsnio. Tiesiog visos proporcijos atsiranda, tas kartografinis tinklelis žemėlapiuose ir taip toliau. Jis jau tiesiog buvo toks labai lūžinis kartografijos vystymuose. Todėl kartografijos istorikai ir sako, po radviliniai žemėlapiai ir iki radviliniai žemėlapiai. Tai yra iki to 613 metų. Tai visom prasmėm ir dailės istorikam jis yra labai įdomus. Nes ir tie legendos, tie kartušai, jų piešyba, tai toks renesansinis apipavidalinimas, bet tai nėra kažkoks, tai tikrai jau ta prasme tai yra Amsterdamo dailininkų visiškai to paties stiliaus tas žemėlapis. Bet kaip ten bebūtų, suma sumarum, jis vertas įvairių sričių dėmesio. Visi planai ir žemėlapiai yra geodezijos istorijos tyrimo objektai. Dalis žemėlapių, ypač senųjų, nusipelno meno istorikų dėmesio. Taip pat jie yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos paminklai ir įdomūs šaltinių tyrėjams. Bet turbūt nemažiau svarbu ir tai, kad žemėlapis ne tik dokumentas, pateikiantis informaciją, bet ir galintis emociškai sujaudinti kiekvieną mūsų. Žemėlapiai tai yra ta informacija, kurią labai lengva priimti. Ir čia kaip ir muzika. Nereikia mokėti kalbos, nereikia matyti kažkokių, kas patinka, nepatinka. Tiesiog girdi arba matai. Ir šitie žemėlapiai, iš tikrųjų, jie labai visuomenės yra lengvai priimami dėl to, kad, kaip ir minėjau, lengvai įsisavinama informacija. Antras dalykas, jie yra puošnūs, jie yra reprezentatyvūs, jie yra atraktyvūs. Vis tik tai, gražu pasižiūrėti. Ir dar trečias niuansas. Visi ieško kažkas šitam žemėlapį, ką jis žino. Visada ieškom žemėlapį savo miesto, kaimo, miestelio, kažko, kas mums yra, toks yra visą laiką po žmogaus, atras save, ar kažką, ką aš žinau, kas su manim. Tai aš būtent atkreipiu dėmesį į tuos didelius žemėlapius, ieškoti savęs dideliuose žemėlapiuose, ir ten Radvilos žemėlapiai gal ne taip jau ir lengva, bet štai tie mažučiai, mažų teritorijų, tai jie tiesiog įspūdingi yra ten. Iki plonumo surašyti būna tie kaimeliai, kurių šiandien nebėra, arba vienkiemis, arba likęs tik pavadinimas. Tuo metu gali regėti, kad tai beveik bažnytkaimis, ten yra gatvinis kaimas. Tai labai kažkaip implikuoja žmonės atras save ir tiesiog kartais nustembi, kiek tai džiaugsmo suteikia. Atranda žmogus, sako, čia mano močiutės kaimas, aš čia vaikystę jaučiau, buvau čia ir taip toliau.